Sveiki, čia noriu Jums papasakoti apie Suronų Talarijų tuningą. Tai, kaip žino, daug kas nori tuninguotis dalykus, pasidaryti pagal save, didinti galę, ruošti sportui ar tiesiog pasidaryti pagal savo skonį. Tai pagalvojau, būtų įdomu Jums pasidalinti savo patirtimi, ką sukaupiau Tools Empire apie motociklų tuningą. Tai šiandien noriu pristatyti Lietuvai, kur gal jau žinomas bildas, nes nėra naujas. Tai yra Suron Hornet, tai yra Light B modelio bazė, iš jo originalios dalys yra likusios galinė šakė ir rėmas. Visa kita yra tuningas. Aš Jums papasakosiu savo kelią, kaip iki to atėjau, ko reikia, ko nereikia tuninguoti ir galėsit patys informuotus sprendimus priimti savo bildam. Tad nieko nelaukiant, čia yra 2023 metų Suronas, neregistruojamas, galbūt pasirinkčiau dabar registruojamą modelį su mažu numeriuku, būtų galima važiuoti, nes pas jį yra pakelta galia iki 20 kW, būtų galima dar daugiau dėti, bet šiuo metu baterija riboja, bet tų 20 kW tikrai netrūksta. Pagal svorio ir galios santykį tai yra tas pats, kas 250 kubinių centimetrų krosinis, koks CRF-as, Honda, Dupen. Pas jį yra 20 kW iš 72 V baterijos, Torpo TC1000 pilnai reguliuojamas valdiklis, kontroleris bei motoras. Be motoro pas jį pasidaro 18 kW, bet motoras buvo ribojantis faktorius, pakeičiau į šitą Torp TM25, visiškai kitaip važiuoja ir dabar jau baterija riboja, bet kad ir 2 kW skirtumas, bet labai žymiai jaučiasi. Ir taip pat pas jį yra sudėti kitokie ratai, didesni, kadangi aš esu aukštesnis, aš ir noriu jo šiek tiek didesnio, tai 21/18. Setupas uždėtos trialinės padangos, kurias visiems rekomenduoju dėti, nes krosinės greitai nusidėvi, o asfaltui yra niekam tikusios bekeliai. Taip pat vienas iš didesnių tuningų yra frame extenderis, jie yra gaminami Lietuvoje, taip pat ir baterija beje yra Lietuvoje pagaminta ir turim tikrai ne vieną ir ne du meistrus, kurie gerai gamina baterijas. Kaip ir mes gaminam aliuminės dalis, tai tiek pakojai, tiek linkidžai, trikampis, frame extenderis, vairo reguliuojama išnaša, diskų apsaugos, yra viskas gaminama Tools Empire, Hornet linija. Ir ant šito motociklo yra sumontuoti Hope stabdžiai, taip pat iškeltas vairas, uždėta daug tokių bling dalykų, tai yra nuo Suronix irgi Kaune gaminamų grafikų, Enjoy sėdynės užvalkalas, kiti labai mėgsta Guts, juos taip pat turime, Supernova lempa, bet pats bildas, jisai ganėtinai užbaigtas, Fox šakė, gale AXT amortizatorius. Motociklas tikrai nėra niekuo panašus į originalų Suroną, tiek visom charakteristikom, bet norėjau pakalbėti iš tos pusės, ar verta tuninguoti motociklą. Tai visų pirma, originalūs Suronai, Talarijos, jie yra dabar jau super motociklai iš dėžės. Nusipirkus, jis kels tikrai gerą emociją, jis bus patvarus iki tam tikro lygio. Kai pradedi važiuoti aštriau, greičiau arba kelti galę, tiesiog yra privalu pasirūpinti tam tikrais komponentais. Pavyzdžiui, trikampis ant Suronų, jeigu darai šuolį nuo 2 metrų aukščio, leisiesi ant lygaus paviršiaus, tau jis gali lūžti, tai dedasi sutvirtinti. Galima dėti prailgintą linkidžą, tai yra tuomet motociklo visas galas pakyla. Pakojai ant originalaus motociklo Surono ar senesnių Talarijų yra ganėtinai slidūs. Tad jeigu važiuoji bekelėje, važiuoji tiesiog didesnius šuolius, yra pravartu pasididinti sukibimą su naujais pakojais. Pakaba. Vienas svarbiausių iš tikro dalykų sporte, važiuojant su motociklu, yra pakaba.
Tad Surono, tarkim, nėra labai super pakaba, ji nėra prasta, gali važiuoti, šokinėti, bet jeigu prasideda tiesiog jau lėkimas, tada verta pagalvoti apie patobulinimus pačių amortizatorių, tai nėra būtina dėti Foxų. Foxai beje yra angliškai overrated, tai yra jie gerai atrodo, lengvi, bet jie nėra patys geriausi Suronui, nes Suronas yra motociklas, o čia yra dviratiniai. Tai tie patys Marzoči dedasi, dviratinė linija, bet ji visai kitaip veikia. Airfloxa, Series, ten jau tikri geri amortizatoriai. Tas pats ir EXT Arma. Ratai keičiasi ne vien dėl dydžio, ne vien dėl grožio, nes gali ten pasidaryti įvairių spalvų, bet ir tvirtumas. Originalų Surono ar Talarijos ratai nėra patys stipriausi. Kalant į bordiūrą, jie tiesiog sulinks, kur šiti nuvažiuos. Modifikacijos, tarkim, žvaigždžių yra, jeigu nori važiuoti ant vieno rato, dedi didesnę, tada yra daugiau sukimo momento, tiesiog gali labiau stantinti. Stabdžiai ant Surono ganėtinai geri iki tol, kol didint galę pradedi. Kai pradedi didint galę, jie tiesiog nebelaiko, reikia dėti ir pačius didesnius diskus, kas tarkim ant Talaria MX5 jau yra sudėti didesni diskai. Pačias stabdžių mašinėlės taip pat turi pakeisti į motociklinės, nes čia tokie semi-dviratiniai dalykai. Na, ir tiek turbūt apie tokius pagrindinius tuningo elementus, o dabar pakalbėkime apie baterijas. Baterija yra širdis motociklo, Surono ar Talarijos ar bet kurio kito, ir standartai jos būna 60 voltų, dabar jau ant e-raidų, ant MX5 Talarijų jau 72 voltų, bet tuninginė baterija gali būti 82 voltų, 92 voltų ir tai leidžia pirmą nuvažiuoti didesnį atstumą, antrą padidinti galę. Bet tik bateriją keičiant, nieko neišloši, apart to, kad jeigu nekeisi kontrolerio, tai padidės tik talpa, daugiau galėsi nuvažiuoti atstumo, bet pati galia nesikeičia. Dėl kontrolerio valdiklio yra keletas brandų, seniau visi dėdavo, kai tik išėjo BATS 4000, BATS 8000 ir dabar jau dedam Torp, Nukular, nebūtinai palaikau, nes yra iš Rusijos. Torpai tikrai geri, kroatų gaminys, labai rekomenduojam. Toliau, nusipirkus originalų motociklą, turi pasidėlioti jo geometriją pagal save, nes Suronai, Talarijos, jie yra gaminami Kinijoje, nors projektuoti kanadiečių, bet jie yra daug žemesni. Kinai 1,70 m gal vidurkis, mes čia Lietuvoje daug daugiau vyrų, vaikinų ir merginų yra aukštesni, tad dedasi tokie sėdynės paaukštinimai, taip pat vairo paaukštinimai ir vairas lenktas labiau. 200–300 eurų ir prisitaikai pagal savo ergonomiką patį motociklą savo. Toliau grafikos ar miltelinis dažymas. Miltelinis dažymas, na, jeigu pats darysi, tai tikrai jis nėra brangus, bet labai daug laiko užimantis, nes kad pilnai išardyti visą motociklą ir jį perdažyti turi visą išrinkti iki dalių, iškalt guolius, susukti varžtus į rėmą, kad neprilystų ten, kur nereikia smėlio ir po to viską surinkti. Tai yra šiaip sunkus darbas. Mes realiai, tarkim, parduotuviai nuo 700 eurų pradedam tik tai tokį darbą. Tai yra tikrai, patikėkit, sunkus darbas, kad perdažyti. Paprastesnis atvejis yra tiesiog grafika, lipdukai, Suronix, Blink Graphics, Alien Graphics. Tikrai daug kas gamina juos Lietuvoje ir jo, taip gali pastoblinti išvaizdą. Dabar jeigu nori važiuoti, tarkim, enduro kokiose varžybose, tai reikia susidėti tam tikras apsaugas, kaip rankenų apsaugos, dugno apsauga, nes originalios yra aliuminės, jas lengva sulankstyti, atsitrenkus į rastą, į akmenį, tai dedasi plieninė, taip pat diskų apsaugos ir panašiai. Dar vienas momentas, ką norėjau apie pačius motorus. Ar juos tikrai reikia keisti, jeigu iki 18 kW atsuki motociklą, tai nuo 6 standartinių, tai 18 yra ribojantis
veiksnys. Kodėl? Nes likusi jau gale, jeigu įdės ir galingesnę bateriją ar valdiklį, tiesiog yra konvertuojama nebe į galę, o į šilumą ant originalaus Surono, tarkim, motoro. Su šitu galima 25 kW, gali su dar didesniais iki 40 kW, bet čia jau yra labai galingi daiktai ir tada jau tikrai rekomenduoju profesionalam palikti. Ant šito motociklo dar uždėti yra priekiniai aušinami diskai, tai jie leidžia greičiau atvėsinti, neperkaista. Mano dar patarimas yra, kai tik nusiperki motociklą, susitvirtinti tarp pakojų tvirtinimų, tarp pakojų kronšteinų sudėti vamzdelius tam, kad krentant nenulūžtų. Nes ant Suronų labai dažnai šita vieta yra silpna. Dar ką galima pasidaryti ant tokio motociklo, tai yra visas jungtis padaryti vandeniui atsparias. Tai galima tiek pačiam izoliaciją gerai kaitinti, galima specialiais irgi purškalais ir klijais, hermetikais užizoliuoti, arba galima visą laidyną nusipirkti, kuris yra atsparus vandeniui. Apie saugumą. Tiem, kas nori palikinėti saugiai, tarkim, galima įsidėti trackerį, galima tokį kaip AirTagą, jie nelabai gerai veikia, galima tikrą GPS trackerį, Lietuvoje gamina Monimoto šitas apsaugas, ir visat rekomenduoju didelę galingą spyną, kuri motociklą tiesiog fiziškai prirakinti prie radiatoriaus stulpo, kad neįsineštų. Tai GPS trackeris, galima dar spyną dėti ant priekinio disko, ant disko uždėjus, jeigu kažkas sujudina motociklą, jisai pradeda kaukti. Ką prižiūrėti motociklui? Tiek standartų, tiek tuninginiui visat yra svarbu tepti laiku ir plauti grandinę. Jeigu jinai jau pajuodavusi, ją reikia su brake cleaneriu, ne brake cleaneriu, chain cleaneriu, valiklių grandinės. Išplauti, su šepetuku pratrinti, yra biodegradable, kad gali kieme daryti, gali plovykloje tai daryti, ir tada nusausinus, sutepti, kad kiekvienas narelis būtų tepale. Kas sezoną praeiti visus guolius, pražiūrėti ratų guoliai, vairo guoliai, jackshafto guoliai. Jeigu kažkoks yra pašalinis garsas, iš karto jį lengviau yra panaikinti ir pigiau kainuos, negu po to, jau kai suges ne vien ta dalis, bet ir kita, į kurią buvo įveržta. Taip pat nereikia pamiršti ir amortizatorių karts nuo karto perrengti, ypač jeigu jie pradeda leisti tepalą, tai jau reikia, bet net ir jie neleidžia, tepalai yra keičiami tam, kad ilgiau tarnautų. Dabar apie bateriją. Kai ateina žiemos laikas, bateriją turit išsiimti, jeigu šaltam garaže. Tai yra Surono išsitraukia per viršų, Talarijos XX iš rėmo išsitraukia. Negalima laikyti minusinėje temperatūroje ilgai ir negalima laikyti pilnai iškrautos ir pilnai pakrautos, jeigu kalbam apie 3-4 mėnesius. Reikia įkrauti kokių 60-70% ir palikti ją stovėti. Taip pat atkreipti dėmesį, padangos, jos irgi guma, jeigu jinai sukietėjusi yra 4-5 metų senumo, jau jinai nebedirba taip, kaip turėtų. Gal nėra taip aktualu mėgėjam važiuoti, bet nelaikykit plikų padangų šaiką, pasikeiskit į naujas. Jeigu kaladėlės cypia, pasikeiskit laiku, nesugadinsite ir diską ir taip toliau. Tai dar apie patį bildą, apie Hornetą. Mano akyse jis jau yra išbaigtas daiktas ir aš jau jį net ir į skelbimus įdėjęs tam, kad jisai iškeliautų, nes noriu bildinti kažką naujo. Čia mano asmeninis projektas, bet jeigu aš jo neparduosiu, ką dabar dar norėčiau jam keisti, tai dėti dar didesnę bateriją, 82 V iki 25 kW, taip pat dėti arba Series, arba Airfloxą, arba Fast Ace šakes ir rimtus motociklinius stabdžius. Tai tada tai yra tikras sportinis daiktas, dabar jau jisai yra tikras sportinis daiktas, bet jis vis dar yra link dviratinės pusės, kur jo visas priekis yra dviratinis, dviratinė šakė, dviratiniai stabdžiai, o dėti motociklinius. Jis visai kitoks daiktas tampa. Ir klausimas dar šiaip toks filosofinis, ar verta kišti tiek pinigų, kai gali už tiek pat, nes čia tarkim yra apie 17 000 eurų daiktas. Starką gali paimti už tiek.
Ir ar tai atsveria ar ne, čia palieku kiekvienam savo atsakyti šitą, bet Starkas ir tunintas Suronas yra du skirtingi motociklai. Tai Starkas yra profesionalus daiktas, motokrosui, su juo važiuosi, nieks nepavys, bet svoris yra dvigubai mažesnis ir dvigubai daugiau panaudos mieste, šaligatviuose, ypač jeigu registruojama turi, tai su juo gali absoliučiai visur važinėti, įsidėti į mašinos bagažinę, pasikelti, nusinešti, tiesiog svoris duoda visai kitą jausmą. Ir yra dar viduriukas Suron Ultra, kurią čiut pamodifikavus, gali turėti labai rimtą tokį ginklą trasoj. Ir ar verta? Nebūtinai, bet labai smagu, nes toks jau yra naujausių šitų technologijų, čia yra kratinys ir jis tikrai yra smagus ir šiaip tas, kas gali sau leisti tokį daiktą, tai džiaugtųsi, nes tai yra nepalyginama su jokiu kitu motociklu. Gal tokį reziumuojant noriu pasakyti, kad ar verta tuninguoti? Motociklas, jis iškart iš savęs yra tikrai geras, smagus ir emociją suteiks. Jeigu yra poreikis individualizuoti, padaryti pagal save, tai visat labai smagu turėti savo unikalų daiktą. Jeigu nori sportuoti ir važiuoti agresyviai, greitai, tai tikrai reikia tuninguoti. Ir ką galiu pasidalinti, kad čia Kaune mes tikrai turim ką pasiūlyti nuo A iki Z tuningo, nes užsiemam tuo ne vien Lietuvoje, bet ir užsienyje, ir profesionaliai, ir jau daug metų. Tai tiem, kas nori pasiservisuoti, pasituninguoti, kviečiame į svečius, priimsim, apžiūrėsim, patarsim, padėsim, padarysim. Ir jo, o taip tai, žinai, neverta užsisvaigti ant 7,2 voltų baterijos, tiesiog važinėkit, mėgaukitės, o jeigu yra galimybės, darykit. Tai tiek, jeigu yra klausimų, rašykite komentaruose, mielai atsakysim, padėsim, gal kažkokio kitokio video norit, mes užkurti tokį turinį, dalinti savo patirtimi, dalinti su bendruomenė, ją burti ir tiesiog mėgautis šitais smagiais daiktais, žaislais, ir kurie kartais tiesiog neša tiek geros emocijos, kad dedam į juos daug pinigų tam, kad jie neštų dar daugiau tos emocijos. Tai mes čia apie tai irgi Tools Empire. Tai tiek.